šiandien sveikinuos aš iš mūsų su žmona ofisiuko. Va, čia yra skolų išmušinėtojai, bet kadangi jinai dirba valdišką darbą, tai negali filmuotis darbo metu, tai aš čia turėsiu pasilėjus uždengti. Dar čia kažkur veikėjas mūsų, va. Irgi nori papulti į įrašą, bet iš tiesų tai jisai laukia, kol bus išvestas į lauką, nes maždaug ateina laikas, kada jis turėtų pasivaikščioti. Taip, o šiandien mes norėčiau jums papasakoti apie tai, kodėl mes nupirkom tą pirkę, tą visą sklypą. Rodysiu keletą vaizdelių, kodėl gimė toks sprendimas, o ne kitoks. Ir dar norėsiu papasakoti apie tai, kaip ten viskas yra padaryta ir kaip ieškojom atsakymų, kodėl tai padaryta. Nes atsakymą rasti yra labai svarbu, kad pateisintum tam tikrus veiksmus. Pradėkime nuo to, kad Inta, kaip ir minėjo, surado tą skelbimą aruode ir tada mes nuvažiavom pažiūrėti. O kodėl nuvažiavom? Parodysim. Čia turim mes ištrauką iš žemėlapio. Mūsų sklypas štai toks yra, va, didelis. Ten yra maždaug 2,5 hektaro, nepilnai. Tai yra kaimo pakraštys ir iš vienos pusės čia riboja asfaltukas, o iš kitos pusės žvyrkeliukas. Bet aš kai mažinau ir žiūriu, ežeras yra ir labai graži vieša erdvė. Oi, kokio nuostabumo. Ten ir pliažas, ir maudykla, ir lieptelis, ko ten tik nėra, klausyk, ir krepšinio aikštelė su 4 krepšiais, ir dar tinklinio aikštelė. Vienu žodžiu, o nueiti iki tenais labai netoli. Maždaug kokie 150 metriukų, tipo į tą vietą, jau šokį į balą. Šiaip tais ieškojom kaip ir sodybėlas, kad būtų ežero pakrantė. Bet ežero pakrantę reikia pačiam įsirengti. Tai iš karto jau kokių 20 gabaliukų reiktų tam paaukoti, lieptelį ten kokį pastatyti, smėlių atvežti ir taip toliau, dar nekalbant apie tai, kad reikia prižiūrėti. O čia viešais pinigais viskas sutvarkoma. Aha, okei, dar mes turime, žinokite, tai tokią pelkutę. Vat štai šioje vietoje, gal pirštuku parodysim. Va, iš aukštai matosi labai gražiai, čia pelkutė tokia. O pelkutėje ko tik negyvena tenais. Ir uodai, ir mašalai, ir visokie kitokie gyviai, gyvatės. Netgi kaimynai sakė, kad gyvatės ten jos kandžioja. Tai ta pelkutė pas mus čia toks nuostabus lobis yra. Bet yra ir minusų čia tokių, aišku, kaipgi be minusų, bet vėlgi tuos minusus galima interpretuojant savaip paversti pliusais. Nebūtinai galima sakyti, kad tai yra minusas. Nes sklypas, kaip matote, yra didelis ir nėra jame pasodinta per daug laiko jokio gražaus ir nuostabaus medžio. O medžius mes mėgstam, nes medžiai duoda pavėsį, kai būna baisiai karšta pas mus šiandieną. Tai tas medžius, nežinau, kodėl taip žmonės nesodino tuomsyk, aš tai taip įsivaizduoju, kad baisiai dirbo į tą visą sklypą arė. Ir be to ortofoto, tai persižiūrėjom labai senas, nėra tų medžių, nebuvo ir ten nesodino, o buvo dirbami laukai, nes visiems reikėjo užauginti bulvę ir visiems reikėjo morką valgyti. Ir dar kažkokią avį paleisti, kuri turėtų kur žolę nuskabyti, tai nuskabė turbūt visus ir medelius mažus, beaugančius, bet pasisėjusius. Tai va, nėra medžio ir dar vienas niuansas buvo, vienas minusas, kad sklype velnias žino, kaip ten tie pastatai buvo padaryti, kaip ten jie pastatyti. Aš jaučiu, kad koks architektas, jeigu būtų atėjęs, pasižiūrėjęs, šiuolaikinis architektas, jis sakytų, ajazam, ką jūs čia darėt tuomsyk? Apie ką jūs galvojat. Tai čia, man atrodo, kad šiuolaikiniam planuotojui tai yra toksai būtų, kaip pavyzdys pačios blogiausios kiemo arba sklypo architektūros planavimo pavyzdys, va taip pavadinkim. Nes, jūs pasižiūrėkit dar kartą iš arčiau, dar kartą aš jums parodau, pritraukiu su zoomu čia su ta kamera. Va, čia yra namas.
Okei, į pietinę pusę yra 3 gal obelys kokios tai gražios, senas. Toliau, į šiaurę yra pats kiemas pagrindinis. Kodėl į šiaurinę pusę? Nuo namo į šiaurę. Kur čia matyta? Gerai, nekritikuokime. Į šiaurę kiemas, tada čia vyralinė tokia stovi vidur kiemą, jaut šlykštumą ir baisumą, bet vis tiek labai gražiai. Toliau kluonas apstatytas, aišku, priestatais įvairiais ir tvartukas gale. Tai nei šis, nei tas. Gal kaip ūkį vystyt, gal ir smagu, bet pabūt reikia jau kažką galvot. Na, iš pradžių tai reikia pateisinti, kodėl taip žmonės darė. Nes, jeigu nepateisinė, tai dalykas nėra gražus ir nėra smagus ir nėra geras. Čia pavyzdžiui, kaip ir pasakykim, nežinau, kokį čia pavyzdį jums duoti. Pavyzdžiui, kaip ir gert degtinę ar jelką gert stiklinėmis. Taigi nėra skanu iš tikrųjų. Bet kai pasakai, kad tai yra vyriška, ir iškart kitas požiūris atsiranda. Tada ir smagu, ir gera, ir skanu. Tai va taip ir čia reikėjo pateisinti tą tokį išplanavimą ir architektūrą. Tai ilgai ieškoju, ilgai knisausi, nors nereikėjo per daug čia stengtis. Radau tokią knygą išleistą, vadinasi Kaimo statyba. Kaimo statyba ir serija Dzūkija. Ir ten, ką jūs įsivaizduojat, nuostabi knyga. Čia buvo daug europinių pinigų įdėta, ją kaip matote. Pristatyta labai fainai čia viskas, kaip kas buvo, toj tradicinėje architektūroje Dzūkijos. Kaip čia reiktų daryti, ko reiktų nedaryti, labai fainai buvo papasakota. Čia netgi vienas toks gražus paveikslėlis yra, kaip kažkoks tai veikėjas pasistatė turbūt lenkišką namą, kaip matote, su raudonu stogu. Tai ką čia panašu į nesąmonę, tai taip nereiktų daryti. Ir čia ieškojom atsakymą, kodėlgi tas sklypas tai buvo suplanuotas. Ieškojom ir radom, nepatikėsit, bet radom. Taigi Dzūkijoje buvo keletas tų sklypų arba kiemo planavimo būdų, vienkieminės sodybos, va čia kaip parašyta, vienkieminės sodybos. Ir visokie tie tipai planavimo gana tokie racionalūs, namas tvarkingai, viskas kompaktiškas čia stilius, dar vienas kompaktiškas stilius vienkieminės sodybos. Ir einam galvoju, vis tiek kažką rasim panašaus. Ir tu žiūri, tu neįsivaizduoji, pamatau, kad yra toksai kur man tinka, Padriko kupetinio kaimo sodyba. Išmėtyta, išdrabstyta viskas, bele kaip. Be jokios sąžinės, be jokio plano, be jokios išminties, be jokio racionalumo. Kaip nori, taip ir pasistatai. Šitą video jau reikia baigti. Mes planuojam dabar eiti balsuoti ir jūs nueikite, prabalsuokite ir būtinai išrinkite gerą valdžią, nes kai išrenkat, jums visada būna bloga.